Šiame video aš šnekėsiu apie Richardo Bartlio psichologinio archetipų teorijos apibrėžtą Explorerio archetipą ir kaip jūs galite panaudoti žinias apie šį archetipą, kurdami žaidimo siužetus. Taigi, Exploreris yra žaidėjas, kuriam svarbiausia yra interakcija su žaidimo pasauliu. Jo subkategorijos yra hakeris ir mokslininkas. Mokslininkui yra svarbu daryti įvairius eksperimentus jūsų žaidime, suprasti, kaip jis veikia, kodėl jis veikia. Hakeris yra toksai žmogus, kuris turi intuityvų supratimą ir jam svarbiau tiesiog ieškoti įvairių fenomenų ir ieškoti, kur jūs susimovėte. Taigi, žaidimuose skirtuose vienam žmogui, Exploreriui, labiausiai patinka įvairūs atradimai, mįslės, detalės, istorijos, kažkokios tai asmenybės, kurias jūs sukūrėte. Jeigu žaidimas yra skirtas daugeliu žmonių ir jisai turi užimti ilgą laiką, jam taip pat patinka visas įmanomas kontentas, visa kontento įvairovė, kurią žaidimo kūrėjai sukuria tokiuose žaidimuose, bet jisai labai nemėgsta pasikartojimo ir net jeigu jūs turite didelį turinį, jeigu pačioje pradžioje jisai pajunta, kad bus daug pasikartojimo ir jisai galvoja, kad ateityje vėl kartosis tie patys dalykai, jisai dažnai palieka žaidimą. Mokslininkui yra svarbiausia eksperimentuoti, tikrinant savo teorijas. Jam svarbus yra metodiškas žinių siekimas, jisai supranta maždaug, kokių žinių jis nori pasiekti ir jis metodiškai jų siekia. Ir jisai stengiasi paaiškinti pačius įvairiausius, visus įmanomus fenomenus, kurie atsiranda jūsų žaidime. Jeigu jūs padarot kažką tai dėl kažkokių tai sprendimų, jis bando paaiškinti, kodėl taip yra, kodėl taip šitas vyksta, taip ir anaip. Ir atrasti įvairias mechanikas. Jeigu, tarkim, kažkokia tai jūsų žaidimo mechanika turi kažkokius tai paslėptas formulės, tai paprastai yra Exploreriai tie žmonės, kurie parašo matematinės formulės, kokiu būdu jūs skaičiuojate visus paslėptus dalykus. Hakeris, jis turi intuityvų supratimą, jam svarbu yra eksperimentuoti ieškant prasmės. Jisai daro pačius įvairiausius eksperimentus ir žiūri, kas iš to gaunasi, kokia prasmė yra šitų dalykų. Jam taip pat svarbu yra, jisai yra vedamas smalsumo. Jo pagrindinis stimulas yra jam tiesiog smalsu. Jeigu jam nesmalsu, jisai tiesiog nesidomi tais dalykais. Jisai nėra tas mokslininkas, kuris metodiškai siekia, jam tiesiog, jeigu jam įdomu, jisai domisi, neįdomu, jam neįdomu. Ir jis ieško visų įmanomų fenomenų. Kur tik tai jūs kažkur kažką tai padarėte, kas netitinka tikrovės, arba galbūt nepakankamai gerai atitinka jūsų virtualią tikrovę. Jisai juos suras. Jeigu jūs padarėt kažkokias klaidas, tai yra tas žmogus, kuris suras, jeigu pavyzdžiui ten pas jūs yra kažkokios tai žaidimo pasaulis, jis iš esmės yra plokščias, tai yra piešinys, po kurio nėra, ta prasme, ta žemė, ant kurio žmonės vaikšto žaidimuose, jinai nėra solidi. Ir jeigu, tarkim, žemės plokštumos kažkur susijungia ir jūs turite mažą tarpelį, kur galima nukristi kiaurai per žemę, bet žmogus yra pakankamai didelis ir negali į tą tarpelį patekti, tai Exploreris ieškos visų įmanomų būdų, kaip sumažinti save tam, kad jis galėtų pralysti pro tą tarpelį ir pasižiūrėti, kas yra jūsų žaidimo kitoje pusėje. Taigi, kaip jūs galite panaudoti šitą žinias apie Explorerį, kurdami žaidimo siužetus? Pirmiausia, jūs turite turėti omeny, kad Exploreris yra būtent tas žaidėjas, kuris labiausiai įvertins jūsų atliktą darbą kaip siužeto kūrėją ir taip pat jisai atras visas įmanomas vietas, kur jūs susimovėte. Taigi, jūs turite būti super atsargus ir jeigu jūsų siužete yra tam tikrų kažkokių tai pasirinkimų, jūs turite labai nuosekliai juos sekti, nes jeigu, pavyzdžiui, šiaip dauguma žaidėjų tiesiog žiūri tuos siužetus, dalyvauja juose, jie per daug nekreipia dėmesio į detalės. Tai Exploreris tikrai pastebės, pavyzdžiui, jeigu jūsų siužete miršta kažkoks tai personažas, tai jisai turi niekada daugiau neatsirasti ateityje. Nes, pavyzdžiui, gali būti pasirinkimas koks nors, kur vienu atveju jisai miršta, kitu atveju nemiršta. Ir vienu atveju jūs turėsite ateityje šitą personažą gyvą, kitu atveju neturėsite. Ir jeigu jūs kažkur pražiopsosite savo scenarijų ir paliksite tą personažą gyvą ir kažkas galės vėliau su juo susitikti ir bendrauti, tai būtent Exploreris yra tas žmogus, kuris pastebės šitą numirėlį prisikėlusi ir panašiai. Taip pat jūs turite turėti omeny, kad Explorerių šiaip iš tikrųjų yra mažai, tai yra grubiai paėmus kažkur apie 10% visų žaidėjų yra Exploreriai. Taigi
jums negalima sukurti per daug kontento jiems, nes vėlgi jūs tiesiog išvaistysite savo pastangas. Jūs įdėsite daug pastangų, kuriuos pamatys tik tai 10% žmonių. Nes kiti žmonės tiesiog jie greitai perės per kontentą ir nekreips dėmesio labai smarkiai į detalės. Ir kitas dalykas, kurį turite turėti omeny, tai kad Exploreriui labai yra įdomi fizika, tad jūs kaip siužeto autoriai jūs neturėsite 100% dėmesio iš Explorerio, nes jisai didelę dalį savo dėmesio skiria žaidimo mechanikai, žaidimo interakcijai, žaidimo lygiam kažkokiam, kaip tam tikroje erdvėje galima, kokios yra interakcijos su tam tikrais objektais ir panašiai ir taip toliau. Ar galima kažkur tai papulti, kur niekas kitas negali papulti, tai nėra siužeto autoriaus dalis. Bet atmetus visą kitą, Exploreris yra būtent tas žmogus, kuriam jūs ir kūrėte tuos siužetus. Pirmas dalykas, kurį jūs turite turėti omeny, tai yra tai, kad pirmiausiai įtraukia smalsumas ir tai reiškia, kad jam yra labai įdomi istorija. Jeigu jūsų žaidime yra kažkokia tai istorija, jisai dažnai žais šitą žaidimą net ne dėl to, kad jam patinka pati, pavyzdžiui, mechanika kažkokia, tai tas žaidimo procesas, bet jam yra smalsu, kaip tęsis istorija. Ir net jeigu žaidimo procesas jam nelabai patinka, bet istorija patinka, jisai žais šitą žaidimą. Taigi jums reikia parašyti gerą istoriją ir, pavyzdžiui, net jeigu jūs vienas žmogus kūrėte žaidimą, ne, ir jūs, pavyzdžiui, esate programuotojas, jūs nesate kažkoks literatūros žinovas, jums vis tiek reikia smarkiai pasidomėti, kaip yra kuriami dramos kūriniai, kaip yra kuriamos geros istorijos. Ir žmonija turi šimtmečius dramaturgijos patirties ir yra daugybė autorių, kurie dykai dalinasi savo patirtimi. Tad turėtumėte skirti tam dėmesį. Kitas dalykas, jūs turite turėti omeny, kad Exploreriams yra įdomios personalijos. Tad jeigu kartais jūs turite tam tikrus personažus, kartais yra labai pravartu tuos personažus išplėsti daugiau, negu reikalauja jūsų pats konkretus siužetas. Jūs galite sukurti kažkokias paslėptas motivacijas, kažkokias tai užuomenas į kažkokius tai kitus personažus, pavyzdžiui, kažkokiam tai dialogė, koks nors jūsų personažas gali užsiminti, kad jisai turi kažkokių tai giminystės ryšių su kitu personažu, su kuriuo žaidėjas susidurs tolimoje ateityje. Ir žmogus pastebėjęs šitą ir sutikęs tą kitą personažą ir prisiminęs, jis galbūt gali dialogo būdu kažkaip rasti kažkokias papildomas dialogo linijas, kurias žmogus neatkreipęs dėmesio niekada nerastų. Exploreriai yra tie, kuriems tai yra labai smagu, jiems smagus tokie maži įvairūs atradimai apie personas, jiems pasaulis atrodo gyvesnis, jeigu tokie dalykai yra, jie tada jaučia, kad tai yra ne tik kažkokia tai istorija, kurie važiuoja bėgiais kaip traukinys, bet dar yra įvairių variacijų, yra kažkokių tai nišų, jeigu jisai atrado vieną dalyką, jisai stengsis ieškoti visur kitur ir kuo daugiau jisai atras, tuo jam jūsų pasaulis atrodys turtingesnis ir įdomesnis. Kitas dalykas, jiems yra įdomios myslės ir galvostukiai. Ne kiekvienas žmogus yra talentingas detektyvų autorius, ne kiekvienas yra Agatha Christie ar Conan Doilis ir ne kiekvienas žmogus gali lengvai kurti kažkokias myslės. Tad dažnai kuriant siužetus, jūs galite tiesiog pasinaudoti įvairią kažkokią papildomą medžiagą, jūs galite paimti konkretų galvosūkį ir jį gamifikuoti, jūs galite įpinti galvosūkį į kažkokį tai kitokį kontekstą. Jūs galite paimti tam tikrą galvosūkį ir tiesiog iš jo padaryti siužetą, visai pakeisdami galbūt jį kažkiek tai. Ar tiesiog paimti konkrečią detektyvinę istoriją ir nereikėtų jos plagijuoti, bet padaryti kažką tai panašaus į tai. Kitas dalykas, jiems yra įdomi priešistorė. Tai yra, būtent Exploreriai yra tie žaidėjai, kurie domisi ne tik, kas yra jūsų žaidimo aplinkoje. Tai, tarkim, jūs turite žaidimą kažkokią tai erdvę, iš kurios žaidėjas niekada neišeis. Jisai tiesiog žaidimas yra tam tikra erdvė, ne? Jūs negalit pasižiūrėti, kas buvo prieš žaidimą, nes prieš žaidimą apskritai nieko nebuvo. Bet jūs galite sukurti istoriją, kas vyko prieš žaidimo įvykius, tam, kad praturtinti savo žaidimą per visokius intro kažkokius tai video arba tiesiog duodami kažkokias tai nuotrupas dialogose ar kažkokius tai
aprašus kažkokiose knygose ar popieriuose, kuriuos galima rasti ir perskaityti. Exploreriai yra paprastai tie žmonės, kurie pabandys surinkti visas nuotrupas, kurias jūs paliksite žaidime ir pabandyti iš jų sukonstruoti kažkokias papildomas istorijas, kurių jūs neduodate žaidėjams kaip jau gatavo produkto, kaip pavyzdžiui intro filmą, kurį visi pažiūri ir visi žino, kas buvo prieš tai, bet jūs galite išplėsti šitą istoriją, papasakoti istoriją, tą istoriją, kurios jūs negalite sutalpinti į video, kuris ten, tarkim, trunka 5 minutės, ne, o jūs turite istoriją, kurią reikėtų pasakoti pusę valandos. Jūs galite tą istoriją išdalinti per visą žaidimo pasaulį ir visur suslapstyti. Exploreriai yra tie žmonės, kurie surinks ir kurie pasidalins šitą istoriją su kitais žaidėjais. Ir pabaigai aš norėčiau jums duoti užduotėlę. Aš noriu jums pasiūlyti, pabandyti susirasti kokią nors kalbosūkį ar mįslę ir pabandyti pagal tą mįslę sukurti siužetą. Pavyzdžiui, aš dabar tiesiog internete įvedžiau, į Google paiešką įvedžiau myslės ir radau myslių portalą myslės.lt ir tiesiog pirma pasitaikiusi myslė skambėjo taip. Į barą užėjo 2 vyriškiai ir užsisakė po tokį patį gėrimą su ledu. Jie abu išgėrė, vienas iš jų mirė, o kitam nieko nenutiko. Jeigu jums įdomu išspręsti pačią myslę, galite padaryti pauzę, aš po pauzės pasakysiu jums atsakymą. Taigi atsakymas yra, ledas buvo užnuodytas ir vienas vyriškis išgėrė greitai ir ledas nespėjo ištirpti, o kitas vyriškis gėrė lėtai ir užnuodytas ledas ištirpo gėrime ir tokiu būdu vyriškis buvo nunuodytas. Taigi, pavyzdžiui, paėmus tokią paprastą myslę, ne? Nesvarbu, ar jums patinka pati myslė ar ne, iš jos galite sukurti žaidimo siužetą. Pavyzdžiui, man šovė tokia siužeto idėja, kad žaidėjas, pagrindinis personažas, reiškia, gauna užduotį susitikti bare su kokiu nors tai žmogum dėl kažkokio tai reikalo. Ir jisai ateina į barą, tas vyriškis užsako gėrimus su ledu. Ir žaidėjui duodamas pasirinkimas. Arba išgerti greitai, arba gurkšnoti gėrimą po truputį. Ir jeigu jisai išgeria greitai, tai tada jo pašnekovas yra nunuodijamas ir jisai miršta. Ir žaidėjas toliau yra apkaltinamas, pavyzdžiui, gali būti apkaltinamas nunuodijęs šitą žmogų. Ir jis turi išsiaiškinti, kokiu būdu jis buvo nunuodytas, gali vėliau išsiaiškinti, kad tai buvo ledas, gali tada aiškintis, kas buvo tas žmogus, kuris įdėjo ledą, ar tas pašnekovas pats bandė įdėti ledą, ar tai barmenas įdėjo, ar barmenų įdėjo kažkas tai užnuodytą ledą į ledo indą. Kodėl tik tai jie buvo nunuodyti, kodėl nebuvo nunuodytas niekas kitas bare tuo metu. Arba pavyzdžiui, jeigu žaidėjas pasirenka opciją, kad jis gurkšnoja iš lėto, tai tada pats žaidėjas yra nunuodijamas. O tas personažas, su kuriuo jis turėjo susitikti, jis lieka gyvas ir tada jisai, pavyzdžiui, turi išsiaiškinti, kas jį nunuodijo. Ar tai nunuodijo jį tas pašnekovas, ar barmenas, arba vėl ta pati istorija. Taigi, siūlau jums pabandyti padaryti tokį eksperimentą, pasiimti kažkokią tai myslę ir pabandyti sukurti savo siužetą. Galite jį išplėsti daug labiau negu aš. Galite padaryti visą įvykių seką.